Video pakalbėsiu apie savasties energiją, su tikslu, kad tai padės tau pažinti savyje tą erdvę ir atpažinti, kada elgiesi, veiki, eini į vidinį kontaktą iš savasties ar iš vidinių dalių. Tai bus video iš serijos su vidinė šeimos sistema. Jeigu nori giliau patirinėti tai, kviečiu pažiūrėti kitus video. Na, o šiandien keliaujam į savastį. Ir savastis turi labai daug skirtingų apibūdinimų. Žiūrint iš kokios krypties, ryties ateini tu. Jeigu ateini labiau iš budizmo, tai bus vienokios sąvokos, iš krikščionybės kitokios. Realiai pažiūrėjus bet kokioje religijoje, bet kokiame dvasinėme mokyme yra kažkokia kruopelė ar net didelė dalis kalbama apie savastį. Tai būtų tas vidinis stebėtojas, ta Christ nature, inner Buddha, inner consciousness. Kažkaip mano visas žodynas angliškas labiau tais terminais, bet ta vidinė ašis, vidinis išmintingasis aš, vidinis mylintis aš, kaip dar klientai vadina jį, galvoju. Šiaip įvairiai visi vardina pagal save. Todėl ir kviečiu tave patirinėti, kas tau tai yra, nes ta būsena yra gana panaši visiems, tačiau kaip mes tai įvardinam labai priklauso nuo mūsų kultūrinio konteksto. Tai pirmiausia paskaitysiu, kas apibūdina tą savastį, kokios tai savybės. Ir čia yra iš vidinės šeimos sistemos prizmės, bet tikrai sakau, yra daug kitų irgi prizmių. Bet gal padės biškai suprasti, apie ką aš turiu čia šitą video, apie ką aš čia darau. Taip, tai savastis asocijuojama yra su vidinė ramybė, aiškumu, smalsumu, atjauta, pasitikėjimu savimi, drąsa, kūrybiškumu, ryšiu. Tai visa tai yra tos 8 savasties savybės, kurios Richard D. Schwartz yra apibūdinęs kaip savasties energija. Ir tada dar yra papildomos, tai yra buvimas čia ir dabar, kantrybė, perspektyva, atkaklumas ir žaismingumas. Bet realiai šitie žodžiai nelabai ką reiškia, kol nėra patyrimo. Ir iš tikrųjų esu net pamačiusi, kad klientai, kurie jau pažįsta vidinės šeimos sistemos teoriją ir kai mes darom sesijas, jie jau žino, kas yra savastis ir kai aš jų paklausiu, kaip jautiesi į vienokią ar kitokią savo dalį, ir jie žino, kad su dalim reikia ateiti iš savasties, o ne iš kitų dalių susitikti, jie jau sako, man įdomu, aš noriu ją pažinti, bet iš tikrųjų tai taip sako iš proto, nes galvoja, kad čia man reikia ateiti iš savasties. Dėl to kviečiu net palikti žodžius šone ir koncentruotis į vidinį patyrimą, kaip ta savastis iš tikrųjų pasireiškia. Ir gale šio video dar padarysim tokį, duosiu jums pratimą, kaip galima gilinti ryšį su savo savastimi ir gilinti prieigą, stiprinti prieigą prie to mylinčio vidinio vedlio, kad jis visą laiką būtų pasiekiamas. Ir tai yra praktika, kuri man tikriausiai labiausiai yra padėjusi nuolatos palaikyti tą vidinį balsą, ir kai kažkokia yra gyvenimo turbulencijos, aš tada galiu sugrįžti prie to balso ir iš to pasiųsti savo tos savasties energijos, jeigu pas mane jaučiu, kad yra, pavyzdžiui, daug dalių šiuo metu. Tai apie tai vėliau, bet dabar dar šiek tiek apie tą savastį. Tai dažnai klientai mini, kad jinai jaučiasi kaip erdvė. Ir man pačiai labiausiai irgi tai jaučiasi kaip toks erdvės pojūtis. Ir kuo tai yra svarbu, nes kai mes einam susitikti su kažkokia savo vidinė dalimi, pavyzdžiui, kad ir savo vidiniu kritiku. Jeigu mes ateinam iš kažkokios kitos dalies, kuri bando kažkaip pakeisti, atsikratyti to vidinio kritiko, tada tas vidinis kritikas neis su mumis į kontaktą. Ir dabar galbūt skamba šitiek, dabar man reikės su savo dalim kalbėtis, apie ką čia iš vis yra. Jeigu nesi patyręs IFS terapijos asmeninėse sesijose, tai gali skambėti šiek tiek keistai. Bet I promise it all makes sense. Tai kodėl tai yra svarbu iš tikrųjų tą vidinę savastį palaikyti stipriai ne tik terapijai ugdytis, kad galėtume ateiti ir naviguoti savo vidinį pasaulį, bet realiai visos terapijos prasmė yra tam, kad mes galėtume naviguoti realybėje. Ir kuo stipresnė mūsų savastis, tas vidinis vedlys, vidinė lyderystė, tuo daugiau erdvės yra palaikyti, priimti tam, kas vyksta, be tų kitų dalių užgožimo mūsų.
kas yra matę filmuką Inside Out, tai labai ten gražiai pavaizduota, yra tas vidinis mūsų pultas, kurį gali užimti, valdyti kažkokios tai emocijos. Tai galite įsivaizduoti taip, kad tas vidinis pultas turėtų būti laik valdomas tos mūsų savasties, vidinio lyderio, kuris ateina su tokia, tom savybėm, kurias išvardinau, su tokia ramybė, aiškumu, žinojimu, atjauta, o ne iš tų visų kitų dalių. Bet labai svarbu yra palaikyti erdvę, kad tas savastis būtų tokia įsiplėtis, kad mes galėtume palaikyti erdvę tom visom kitom dalim. Ir, pavyzdžiui, dvasinėse mokymuose labai daug irgi apie tai yra kalbama, kad pastebėti savo tas dalis, bet nesustapatinti su jom. Tiesiog man tai neveikia, nes aš tada vis tiek kažkaip subtiliai bandydavau jas ignoruoti, tas dalis, pastebėdavau, čia man kažkoks skausmas, čia kažkoks sumišimas, bet iš tokios labai neutralios, nelabai tokios mylinčios erdvės. Ir dėl man tai nebuvo tas tikras pastebėjimas, kuris atlaisintų erdvę. Bet kai aš ateinu į tą pastebėjimą savo vidinių dalių, iš tos mylinčios vidinės savasties erdvės, tos dalys jaučiasi pastebėtos, jos jaučiasi, kad gali manim pasitikėti ir joms nebereikia taip sunkiai dirbti, jos gali paleisti savo rolę, savo mechanizmus, ar tai būtų kontrolė, perfekcionizmas, kažkoks sunkumas, užsidirbimas, emocinis valgymas, nes jos žino, kad aš galiu vesti sistemą. Ir neturint to, yra gana sunku, iš tikrųjų tiek terapijoje, tiek dvasinėse praktikose eiti į tokį pilną savęs integravimą. Kuo daugiau pas žmogų yra buvę trauminių patirčių, kuo daugiau yra tų stiprių protektorių dalių, kurios laikosi, kontroliuoja, kad tik neišlystų kažkoks skausmas, kad tik kažkas nesusitrigerintų, kad tik palaikyti tą tvarką, tuo mažiau savasties energijos yra. Todėl kartais, aš ką rekomenduoju, pradėti dirbti tiek su tom dalim, pastebėti jas, kad ir nėra daug tos savasties energijos, bet pavyzdžiui, padaryti dalių žemėlapį, galite video pažiūrėti apie tai, arba tiesiog jas pastebėti tas dalis, pažiūrėti, ką joms gero jos jums nori duoti, vien per tai, nors ir mažai savasties energijos, vien per tai atlaisvėja šiek tiek savasties energijos ir jeigu iš vis nėra savasties energijos, tada jau pas terapeutą eiti yra gana svarbus komponentas, nes pačiam bus labai sunku padaryti tą pokytį, nes kai nėra daug savasties energijos, reikia jos iš kažkur pasiskolinti, ne? Ir dauguma terapijų šiaip taip ir veikia, kad mes ateinam pas terapeutą, terapeutas mums yra tas terapinis mylintis aspektas, kuris mus terapina ir taip, tai aš vis tiek manau, kad duoda tos savasties energijos išlaisvinimo, bet vis tiek yra tokia priklausomybė nuo terapeuto, kad tik terapeutas mane gali terapinti. Bet ko nuostabu yra vidinė šeimos sistema, kad mes savyje tą vidinį terapeutą ugdomės, kad jis galėtų su mumis būti nuolatos. Ir taip, nors ir tiek jau metų praktikuoju ir vedu AFS sesijas žmonėms, aš pati vis tiek karts nuo karto nueinu į sesijas. Aišku, kaip ir reikiamybė palaikyti savo darbą, nes nedarant vienio darbo labai sunku būtų palaikyti erdvę kitiems. Ir nors aš pilnai galiu užsimerkti, eiti vidų ir susitikti savo dalim ir praeiti pro visus procesus, tikrai yra daug stipriau, kai yra kažkas, kas palaiko man erdvę dar su savo savastim. Bet realiai mano tikslas yra tiek su šiais video, tiek darbe su klientais, kad jūs galėtumėt patys išsiugdyti tokį stiprų tą savo vidinį centrą, tą vidinę ašį esatį, kad jinai galėtų būti su jumis visada ir net jeigu ateina kažkokios dalis, kad jūs galėtumėte jom palaikyti erdvę. Dėl to vidinė šeimos sistema ir nėra kažkokia terapija, kurią ateinat, prasterapinat ir viskas. Tai yra gyvenimo praktika iš tikrųjų, tokia dvasinė praktika, kaip ir pavalgymas. Nėra, kad vieną kartą prisivalgot ir viskas. Kaip ir meditacija ar kvėpavimo praktikos. Tai vis tiek yra toks kasdienis ar savaitinis palaikymas, susičekinimas su savimi, kur aš esu, kas pas mane gyva. Taip pat vienas niuansas, kurį noriu paminėti, bet nenoriu per daug akcentuoti, kad nekvaršinti jums galvos, tai yra tokios dalys vadinamos self-like parts, kurios yra savastį mimikuojančios dalis ir aš gana daug dirbu su kitais terapeutais ir pati, kai pradėjau daryti AFS darbą su savimi, pastebėjau, pas mane labai yra stipri ta
IFS, tą savasties mimikuojanti dalis. Ir pas daug terapeutus, kuriais yra tekę dirbti, pas juos irgi buvo gana stiprios tos savastį mimikuojančios dalis, tai kaip protektoriai iš tikrųjų, dar vieni menedžeriai. Tik tokia forma labai užsimaskavę, kad dauguma pagalvotų, kad čia tikriausiai mano savastis, čia tokia išmintinga, noriu čia tą ir tą pakeisti. Ir kuo aš esu, pavyzdžiui, vedus kažkokius workshopus ar sesijas žmonėm, kurie gilinasi daug į saviugdą, į tokį per coachingo prizmę, jie turi labai stiprias šitas dalis, todėl noriu paminėti, nes tikiuosi, įsivaizduoju, kad daug kas žiūri šitą video, dalyvauja kažkokiuose mano kursuose, mokymuose, domisi saviugdą ir galbūt turi irgi stiprias šitas vadybininkės dalis, kurios mimikuoja savastį. Ir kaip tai pastebėti reikia, tai vėlgi grįžtam prie vidinės būsenos. Ir prie sustojimo, darant, pavyzdžiui, vidinį kažkokį darbą su savimi, labai sulėtinimo ir pažiūrėjimo iš tikrųjų, kokia yra intencija dabar, iš kokios aš intencijos einu susitikti su savo tą vidinę kažkokią dalim, ar tai būtų mano vidinis perfekcionistas, vidinis kritikas, vidinė kontrolierė, dalis, kuri bijo santykių. Ar aš ateinu susitikti iš to, kad aš bandau kažką pakeisti, kad man nepatinka, kad aš galvoju, kad čia bus geriau. Tai yra labai subtilu. Ir pradžioje galbūt sunku pastebėti, aš pati pradžioje irgi nepastebėjau, čia viskas taip labai greitai, bet tada, čia kažkaip ne taip ir po truputėlį pradėjau jausti jau tą skirtumą ir tai labai aiškiai pasijaučia pas kitus žmonės, kai tai įsijungia, bet tai toks visai skillsas, kurį reikia išsidevelopint. Jau man tikriausiai nebeveikia lietuvių, anglų kalbos translatoris galvoje, tai atleiskit, bet suprantat tikriausiai mintį. Jeigu kyla kažkokių klausimų, tai galite klausti, nes tikrai vidinė šeimos sistema yra tokia gana, iš pirmo požiūrio, gana tokia paprasta, sistematizuota, bet iš tikrųjų, kuo giliau mes lendam, ten visokių tokių niuansų prasideda, ką sunku yra paaiškinti taip tiesiog tokiam bendram įvadiniam video. Tai jeigu kažkas būtent domina, kažkokia situacija ir kažkas skyla tavo vidiniam darbe su savimi, tiesiog parašyk man arba pakomentuok. Taip. Ir dabar tada eisime prie praktikos. Tai šita praktika yra mano nuostabios, nežinau kaip ją net pavadinti, įkvėpėjos. Tai yra Elizabeth Gilbert, kuri parašė knygą Eat, Pray, Love. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad kad aš iš jos ir išgirdau apie vidinę šeimos sistemą net prieš tai, kai dar pradėjau ją studijuoti. Dabar nebepamenu, bet jinai labai integruoja vidinę šeimos sistemą į savo darbą, jinai pati gyvena pagal šitą filosofiją ir viena jos praktikų, kuri jai anot jos daug davė ir man pačiai labai padėjo sustiprinti tą vidinį tokį mylinti, priimantį balsą, kuris visada yra su manimi ir jeigu jaučiu, kad neturiu daug savasties energijos ir pradeda mane bombarduoti kažkokie vidiniai kritiko balsai, aš galiu visą laiką grįžti prie to balso kaip prie kokio uosto ir mane apglėbia tą energiją. Ir aišku, kuo mes daugiau tai darom, tuo tai stiprėja. O praktika yra labai paprasta iš tikrųjų. Kaip ir su visais geriausiais dalykais. Jie yra labai paprasti. Ir tai yra rašymo praktika. Geriausia daryti kiekvieną dieną. Tikriausiai pradžioje aš irgi dariau kiekvieną dieną tam, kad išsiugdyčiau tą santykį. O dabar darau, kai jaučiu poreikį labiau. Bet tai praktika prasideda, šiaip ta paprasčiausia versija tiesiog yra, ką meilė norėtų, kad žinočiau dabar. Ir pasirašot šitą sakinį kaip headline'ą, intenciją ir tada rašot savo kaip iš tos meilės. Ir aš pamenu, kai pirmą kartą tai dariau šitą praktiką, man buvo toks, ką čia rašyti, ką aš parašysiu, kas ta meilė, ką norėtų, kad aš žinočiau, bet žinokit, kaip pradedat rašyti ir pasirašo. Tai negalvokit nieko per daug, tiesiog, ką meilė norėtų, kad žinočiau dabar. Angliškai skamba What would love have me know now? Ir tada pradėt rašyti iš tos meilės savo. Ir rašot, ką meilė jums norėtų, kad žinotumėt jūs dabar. Ir tą meilę gali talpinti kitiem, pavyzdžiui, kiti mano klientai nori rašyti, ką Dievas norėtų, kad žinočiau dabar. Kiti sako, ką mano vidinė išmintis norėtų, kad žinočiau dabar.
ką visata norėtų, kad žinočiau dabar. Tai kiekvienam pasirenka savo mėgstamą žodyną. Man visai patinka tas žodis meilė, nes apie tai man yra ta savastis ir ta visa visata ir dieviškumas, tai yra apie tą tokią besąlyginę, šiltą erdvę kupiną meilės. Ir tada žiūrėkit, ką jie jums pasakys. Ir tada, jeigu norisi kažko daugiau, galima daryti tai temomis. Pavyzdžiui, ką meilė norėtų, kad žinočiau apie, pavyzdžiui, kažkokius tai santykius jūsų. Arba kažkokią tai problemą, kažkokią situaciją, kažkokią vidinę jūsų savybę. Realiai apie bet ką galite ir tada rašyti iš meilės. Jeigu darite ankstesnę praktiką su manimi apie dalių žemėlapius arba pamatymą savo dalis, kurios jums nepatinka, jūs galite pasiimti ir ką meilė norėtų, kad žinočiau apie šitą perfekcionizmo kontrolės mechanizmą. Ir žiūrėkit, ką meilė jums sako. Ką meilė jums pasakytų apie tai. Tada dar kitas niuansas, ką galite padaryti, čia aš jau pati išradau tokius, kaip sujungiau vidinę šeimos sistemą su šitą praktiką. Liz Gilbert apie tai nekalba, bent jau aš negirdėjau apie apie tai kalbant. Tada irgi mano pačios išrastas dalykas, kurį aš jau dariau daug metų prieš tai, kai aš sužinojau šitą praktiką iš Liz Gilbert, bet man labai patiko dar, kad įnešiau tą meilės aspektą ir pirmiausia prašyti, ką meilė norėtų, kad žinočiau, ir tada jau eiti toliau. Dienomis, kai man būna sunku, kai jaučiu kažkokius vidinę turbulenciją, ką aš tada darau, tai parašau, ką meilė man norėtų, kad žinočiau dabar, parašau šiek tiek ir tada prasideda toksai dialogas su ta meile, kas galiausiai virsta į kažką dar visiškai naujo, bet dažniausiai tai aš arba pasiėmiau 2 skirtingus tušinukus, apie tai jau esu tikrai jau daugumą klientų ir pasakojus, ir mes rašom iš tos meilės savo ir mes esam sustapatinę su kažkokia dalim. Pavyzdžiui, jeigu yra mažai savasties energijos ir neturit terapeuto, pas ką galit nueiti, kad susitikti su tom dalim, arba žmogaus, kuris galbūt yra giliai pažįstantis, ištyrinėjęs savo vidinės dalis, kad galėtų palaikyti jums erdvę susitikti, taip galite savo tokį vidinį resursą turėti, tą meilę, kad jinai būtų jums kaip tas terapeutas. O jūs ateina tada iš savo tos dalies. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks didelis vidinis kritiko balsas, tada jūs galite rašyti iš to vidinio kritiko ir leisti tai meiliai atsakyti jums. Ir tada vėl iš vidinio kritiko, iš to pasimetimo, kažkokios probleminės situacijos. Ir leiskit savo pilnai, kai rašot iš tos dalies, leiskit savo pilnai įeiti tai. Pilnai rašykit ne pagražinant, ne kažkaip ten jungiant savo suaugėlišką dalį, nes galbūt tas jūsų vidinis kritikas yra 5 metų berniukas ar mergaitė. Galbūt ir 3 metų vaikas. Ir leiskit tam 3 metų vaikui rašyti, kaip jam atrodo, kad čia galbūt pasaulis pats blogiausias, čia, nežinau, niekas manęs nemyli, ar ten, nežinau, aš nevykėlis. Tikrai rašykit pilnai ir tada leiskit tai meilė, tada jau pasimkit kitą tušinuką ir tada jau rašykit iš meilės. Ir tada toks tas vidinis dialogas. Ir galiausiai tai pereina į tai, kad jūs kasdienybėje nuolatos gali tokį vidinį dialogą turėti. Kažkoks vidinis balsas kalba ir tai vis laik yra ta vidinė erdvė, kurią jūs galite įsijungti. Bet pradžioje labai rekomenduoju kiekvieną dieną padaryti tą vidinį parašymą, susitikimą su tuo, dėl to, nes tik taip mes galime išsivystyti tą įprotį ir tik rašant realiai sulėtėja mes, kad mes galime išgirsti, nes dažnai, kai tos dalys yra labai aktyvios, labai sunku yra atskirti, kas čia kalba ir iš tikrųjų įsijungti tą meilės kanalą, taip sakant. Ir tada gaunasi tiesiog visko per daug ir nieko iš to nesigauna. Kodėl irgi rekomenduoju dalių žemėlapį daryti ir šitą rašymo praktiką ir aplamai, kai klientams siūlau kažkokias vidinės šeimos sistemos praktikas daryti tarp sesijų metu, kol mes susitinkam, tai irgi yra dažniausiai rašymo būdu, nes tada mes galim sulėtėti, pamatyti, pastebėti, duoti erdvės. Tikrai sulėtėjimas labai daug duoda terapijoje. Tai tokia praktika rašymo ir pastebėti savo vidinę savastį. Tikriausiai dar sukursiu kažkokį video apie savasties meditaciją. Tai galite tai pasiklausyti,
kad dar labiau patirti, susijungti savo tą vidinę savastinę, vidiniu aukštesniuoju aš ir patirti, kaip tai kūniškai, somatiškai jums jaučiasi. Ir manau, vien rašant šitos laiškus savo iš meilės, irgi labai daug to pajausit. Tai tiek šiame video, tikiuosi jums kažkaip tai pasitarnavo, pasidalinkit komentaruose, kas jūs įkvepia, kas veikia, kas neveikia. Labai smagu visą laiką išgirsti, kad ne su savim kalbuosi ir su kamera viena pati, o kad yra kas iš tikrųjų žiūri ir aplikuoja. Tai jeigu pažiūrėjote iki galo, duokit žinoti ir iki kito video.